Moldavitas tai žalių atspalvių tektitas, susiformavęs po meteorito smūgio centrinėje Europoje prieš 15 milijonų metų. Daugiausiai jo aptinkama Čekijoje bei šalia esančiose Vokietijos, Austrijos bei Lenkijos vietovėse. Todėl, jeigu išgirsite tokius terminus kaip Afrikos moldavitas arba moldavitas iš Azijos, nepamirškite, kad jie randami tik minėtose centrinės Europos vietose. Tikrą moldavitą įsigyti nėra lengva, dažnai padirbiniai, imitacijos iš stiklo. Šiandien mineralų terapijoje jis minimas kaip tas, kuris skatina vidinę laisvę ir dvasinį augimą, padeda išsilaisvinti iš priklausomybės nuo materijos ir su ja susijusių rūpesčių, suaktyvina spontaniškas idėjas ir problemų sprendimus. Siekiant išvengti ekstremalių situacijų, nereikėtų nešioti nuolat. Norintiems nešioti moldavitą rekomenduojama pradėti nuo amazonito ir žaliojo kalcito, mokantis jų pamokas.